Labas vakaras, mėly bendrakeleiviai Gerovės link ir YouTube kanalo žiūrėtojai. Šiandien mes kalbėsim apie tokią labai temą įdomią, kur žmonės turi įvairias nuomonės. Ir gal truputėlį pristatysiu, kaip aš pati asmeniškai susidūriau su bioenergetika. Tai buvo labai gerai atsimenu tuos metus, buvo 2004 metai. Buvau tokioje gyvenimo kryžkelėje, kai iš tikrųjų nežinau nei ko noriu, nei ką daryti. Buvau labai struktūriškai mąstanti asmenybė, labai logiška, netikėjau jokiais tenai kitais dalykais, kaip tik tai mokslo, medicina ir visą tai, ką galima paaiškinti logiškai. Ir kaip visada nutinka gyvenime, man taip pavyko, kad mane nukreipė pas profesorių, daktarą tuo metu, dar profesorius tuo metu nebuvo, vėliau gavo šitą laipsnį, bioenergetiką Algį Joną Dainauską. Ir aš niekada nepamiršiu to vizito į Kauną, aš pati esu iš Vilniaus, mes nuvažiavome, draugė nuvežė tokią visiškai sugriuvusią, skaudančią galvą. Ir aš ten labai nesigilinau, nes niekada netikėjau tokiais dalykais, kad jie turi kažkokį poveikį, bet kadangi jau nebuvo kur man dingti, tai atbuvau aš tam seanse. Labai įdomu, iš tikrųjų buvo žmogus, labai šiltas, paskui buvo ilgametis mano draugas. Ir po to vizito mes pakeliui stabtelėjom prie Kauno marių ir aš tiesiog fiziškai pajutau, labai toks buvo keistas potyris, nustojo skaudėti galva ir aš tada jaučiu, kaip mano gyvenimo kelias, medžiu girgždėdamas, sukasi į kitą pusę. Tai buvo toks potyris, kuris, logiškai nepaaiškinimas. Ir nuo to laiko prasidėjo labai įdomus dalykai. Ir iš tikrųjų bioenergetika tapo labai didelė mano gyvenimo dalim. Aš net kiek čia skaičiavau, apie 14 metų mes bendravom su ponu profesorium, jis ir mano vaikam padėjo, ir man padėjo, daugybę problemų išsprendė, aš krūvą žmonių pas jį siunčiau, nes poveikis tos būtent bioenergetinės diagnostikos ir paskui tvarkymo buvo toks didelis, kad tiesiog neįmanoma netikėti, kai tu jauti tos dalykus. Kaip keičiasi, kaip vaikai, kurie kūdikiai nemiega, pradeda miegoti, kaip per vieną ten valandą vaikas pasveiksta po pokalbio su profesorium. Žodžiu, ir paskui dėja iškeliavo į dausas mūsų gerbiamas profesorius ir buvo tokia, kaip sakant, tyla šitoje erdvėje. Ir staiga mano ekrane atsiranda viena žavi jauna moteris ir aš pradedu girdėti, pradėjau ją stebėti socialinėse medijose ir girdžiu jau tai, ką šnekėdavo profesorius, girdžiu ir jinai apie tai kalba ir tą kalbą galvoju, reikia susipažinti. Ir kai susipažinau, tai žinokit, likau tikrai nustebinta, nes po profesoriaus tikėtis kažkokio analogo būtų sudėtinga, bet žinokit, mane nustebino, kaip sakiau, 3 kartus lūkesčius viršijo ir iš tikrųjų šiaip labai nuostabi asmenybė, labai ryški asmenybė ir netimsiu aš jos eterio laiko, kviečiu į studiją Astą Ivaškevičiūtę, kurie parto, kaip jau rašiau, kad yra ir knygų rašytoja, ir mentorė, ir turi savo programą auginimo žmogaus sukūrusi. Žodžiu, daug jinai turi talentų, taigi Asta Ivaškevičiūtė, labas vakaras. Labas vakaras. Oho, wow, kaip fainai. Kokia aš faina, tavęs pasiklausysi, dabar pasijutau geras. Tai tokia esi. Labai. Labai ačiū. Tai Asta, brangioji, aš truputėlį jūsų istoriją žinau, bet pasakykime mūsų žiūrovams, kad jūs irgi tą tradicinį, standartinį Vilnius, karjera, marketingas 10 metų ir kas nutiko? Visada jaučiausi kaip ne savo lėkštėj. Tokia visą laiką jaučiausi nepritampanti. Iš tikrųjų, aš dabar, jeigu tik tai gaunu progą vaikam, jaunimui pasakyti, kad jeigu tu dabar nepritampi, jeigu tu dabar jautiesi kažkoks kitoks, kažkoks keistas, toks kaip ne visi, tai ir gerai. Nes ateis laikas, ateis viena diena ir tu surasi savo vietą ir tada ne tau reikės derintis prie žmonių, o žmonės eis pas tave tie, kurie yra tavo. Ir tada tas tavo toksai keistumas, savitumas bus labai labai į naudą.
Tai vat visa tai, kas mane darė ilgus metus atstumtąją, tokią nepritapėlę, dabar tai yra kaip, pažiūrėk, kaip tu gražiai, kokia aš esu faina, kaip gražiai tu mane pristatei. O anksčiau tai buvo visai kitaip. Tai marketingas buvo man visą laiką labai arti širdies ir dabar, nežinau, turbūt tas žmogus, kuris kada nors dirbo darbą pagal pašaukimą, nors iš dalies tas būtų pašaukimas, jisai, niekada netampa, kažkaip tai visai svetima tema. Tai man marketingas vis tiek vis dar artima tema ir aš ten kartais pasižiūriu, paskaitau, ką dabar, marketingistai rašo, dalinasi apie savo gyvenimą ir man vis dar rezonuoja ir aš vis dar suprantu, apie ką jie kalba. Tai va, bet prieš dabar jau, dabar prieš kokius 15 gal metų jau, tiesiog aš jaučiau, kad aš priėjau kažkokią tokią kryžkelę, net ne kryžkelę, čia net ne slengsti priėjau. Ir arba lieku tame rutininėme gyvenime, kurį aš pažįstu, tuo metu dirbau labai darbovietėj tokioj, kur, labai ten man, nesąžiningas direktorius, ten nieką mokėti nenorėjo, juodi ten pinigai, žinai, vokeliuose. Žodžiu, ta prasme, labai psichologinė įtampa ištisai būdavo, grįždavau namo, bliaudavau atsisėdusi. Nors jau karjerą padariusi, buvau vadovaujantį darbą, dirbau kaip ir galėjau toliau dirbti dar aukščiau, ten paskutinę, jau kai aš išėjau ir su mintim, kad aš nebeieškosiu kito samdomo darbo, o bandysiu kažkaip, kitaip iš širdies, tuo metu gavau darbo pasiūlymą irgi dirbti iš viso jau Lietuva, ten ar Latvija, Estija, ten kažką plėtros vadovą, kažką tai dar daugiau, dar didesnė. Bet aš taip didžiuojuosi savim, kad nors iš tikrųjų, kaip tik žinok, prieš mums susitinkant į šitą mūsų pokalbį, vedžiau konsultaciją bioenergetinę ir kaip tik manęs, mano klientė, mes jau su jie kurį laiką dirbam ir neklausinė, tai Asta, tai kaip čia išėjai? Tai turbūt tikėjai savim, arba gal tikėjai savo keliu, arba intuicija. Nieko, sakau, aš netikėjau. Ta prasme, aš taip siaubingai bijojau. Ta prasme, aš išėjau visiškai į niekur, nesuprasdama, kur aš einu ir ką veiksiu, nes tai, ką aš dabar darau ir kaip aš dabar gyvenu, niekaip nebūčiau sugalvojęs. Ta prasme, be šansų. Ta prasme, visiškai, jokių absoliučiai šansų, nes aš jokių net pavyzdžių aplink save nemačiau, kad taip galima gyventi. Aš tik tai mačiau karjerą, darbas, namai, šeima, viskas. Viskas. Tai va. O pasakyk, tu dabar gyveni, nes žiūrovai ne visi žino. Aha. Vištą gal man parodyti, bet jinai miegot nuėjo. Nežaginti. Toliau keistai gyvenu. Taip, dabar gyvenu irgi kaip tikra ragana, kaip ir priklauso. Gyvenu namelyje, pelkėje, su vištos kojelėmis. Ne ant vištos kojelio, su vištos kojelėmis, kurios pastoviai knisa man vazonus. Ir aš pastoviai dedu istorijų savo gyvūnų, nuotykius ir istorijas. Tai aš pasakysiu, kad dar žiūrovai, kas norėsit pasidomėti Astą, aš jau rašiau, kaip ją galima rasti, bet jeigu užeisit į šitą puslapį, tai ten yra socialinės medijos tiesiogiai jūs nukreips. Labai rekomenduoju sekti, nes tikrai, sakykime, tas feedas, kuris eina, jis labai įvairus. Ta prasme, pradedant politiką, baigiant vištom, narcizais, aš su malonumu jūs stebiu, tai aš suprantu, kad tas gyvenimas pasikeitė 180 laipsnių kampu. Apsivertė. Ir dabar gerai, protinga moteris esame. Ir palaukit, aš tiek privesiu prie tos bioenergetikos, kad vis tiek daugeliu žmonių tą bioenergetiką jie nežiūri kaip į mokslą. Bet kaip jūs į tai vis tiek su savo pasiekimais ir to mąstymo būdu, kuris yra puikus, kaip jūs į tą bioenergetiką? Jo, čia dar galvoju dabar, kaip čia taip aiškiai atsakyti, kad aišku labai būtų. Aš, kai vedu bioenergetinės konsultacijas, reguliariai susitinku su moterimis, kurios yra raganos. Čia raganos yra bendrinis pavadinimas. Čia mes kalbam apie bioenergetiką, aš ragana. Labai paprastai, nes visi žino, apie ką čia kalba bioenergetika, tai labai taip, moksliškai dar skamba. Tai va, o ragana tai yra tiesiog žmogus, vyro dar, manau, kad vyrų irgi yra tiesiog jų nepasitaikė man atėjus į konsultaciją, dėl to, apčiupinėtų tokių dar neturėjau, žodžiu. Akivaizdu, kad yra vyrų, nes
turit jūs savo asmeninę patirtį su stiprios energetikos Bet jisai žmogumi. buvo Jo. mokslininkas, žinok, kas tai jisai buvo inžinierius ir mokslo daktaras ir profesorius, jisai nieko bendro su tuo neturėjo. Tame ir esmė, kad raganystės jos neturi būti, nu nebūtinai kitaip gal pasakysiu. Tas, kuris atitrūkęs nuo realybės, gali būti ir neragana. Ta prasme, yra daugybė žmonių, kurie tiesiog atitrūkė nuo realybės dėl savo vaikystės traumų. Nu, nes dėl vaikystės patirčių, kai žmogus yra labai dideliai tenais, streso būsenoj, kur yra nuolatos nesaugus emociškai ir fiziškai, bet negali pasitraukti, jisai disocijuoja. Ir ta disociacija pasireiškia labai įvairiai. Vienas iš tų disociacijos požymių, tai kai pradeda neigti realybę, kuri netitinka jo saugumo standartų. Tai čia, žodžiu, karas nevyksta, viskas yra gerai, ta prasme, tokius akivaizdžius, visi žmonės yra geri. Tai va, tai atitrūkti nuo realybės nereikia būti ragana. Tai vat apie tas moteris, kur pradėjau sakyti, kad ateina pas mane į bioenergetikos konsultacijas ir yra raganos, jos visos žino, kad jos tokios yra. Tiesiog, kai tu turi kažkokį tai viduj tau kirba, tai nežinau, kas mus dabar žiūrite ir kaip mane dabar girdite, bet jeigu tu galvoji, kad tu esi ragana, taip, tvirtinu, taip, esi. Dabar ką tu su tuo toliau darysi, čia yra kitas klausimas. Nes arba tu įdėsi šitą savo talentą, gebėjimą ir pašaukimą, širdies kvietimą, sielos kvietimą, nes paprastai tos, kurios raganos, jos būna raganos visada. Aš nežinau, čia kažkokia, rasė, sielos rasė, kokia, aš nežinau, šiaip iš tikrųjų, kaip čia yra, bet jeigu tu esi tokia ir jeigu tu nesutinki būti tokia ir dedi į sloiką ir užkonservuoji, užsuki dangtelį ir neleidi tam pasireikšti, tai ir tau nebus gerai. Nes mes visi esame kaip puzlo dėlionė. Ir jeigu tu save bandai apkirpti, žodžiu, kad ir įsprausti į vietą, kuri yra tau neskirta, tai ta vieta, kuri buvo tau skirta, lieka tuščia ir pasaulis kenčia dėl to, kad tu esi ne savo vietoj. Ir tu tokia visa apkarpyta irgi ne savo vietoj ir niekada nesijausi gerai tol, kol neišleisi to savo džino iš sloiko. Bet gerai, Asta, aš tiek ramybę nepaliksiu. Vis tiek įvyko pirmoji bioenergetinė konsultacija. Vat, pavyzdžiui, kaip tu nusprendei, kad tu tai gali daryti? Tu išmokai? Vat, žinai, yra įdomu tai, kad aš mokytis man gal, kaip čia pasakyti dabar, aš tai pasakysiu, noriu kaip nors labai taktiškai, supranti, pasakyti, bet nežinau. Žodžiu, vieniems žmonėms reikia mokytis ir čia yra viskas gerai ir okei. Bet aš esu ta, kuriai man reikia prisiminti. Man nemokytis reikia, man prisiminti reikia. Tai vat aš daug ko labai nesimokiau, o jeigu kažko mokiausi labiau dėl to, kad tai va čia, okei, ir tada toliau darau. Taip, žinai. Ir netgi paskui, kai gilinausi į horoskopą savo, ten su asteroidais, ten, žodžiu, knisausi, tyrinėjau, tai irgi pas mane yra ten tas asteroidas, kuris, aš dabar jau detalių neatsimenu, bet kuris irgi sako, kad tu čia tiesiog prisimeni ir primeni kitiems. Nes ką aš ir darau, aš iš tikrųjų primenu žmonėms, kas jie iš tikrųjų tokie yra anapus jų baimių ir suvaržymų. Tai va, tai aš žinojau, kad aš esu ragana. Tai gerai. Ir man sakė visi. Ir kaimynai vadina. Ir tada tu pradėjai daryti tas bioenergetinės diagnostikas ir gerai. O kaip tu tai darai? Viskas prasidėjo dar anksčiau negu dabar. Žodžiu, čia irgi tuo pačiu metu, kai aš išėjau iš darbo, maždaug, nes aš gyvenau krizėj. Ta prasme, aš jaučiausi subyrėjusi visiškai. Aš grįždavau, koks čia yra gyvenimas. Kai aš ištisai, tik tai darbas namai, aš buvau ištisai perdegusi, išsekusi visiškai, aš nemačiau jokios perspektyvos. Ir tada, žinai, pasižiūrėjau filmą su Jimu Carreyu, žmogus, kuris sako taip. Ar sako ne? Lyg tai taip. Žmogus, kuris sako taip. Ir
Jo, Yes Man, jo. Ir tas filmas man pats, kaip Džimo Kerio vaidmuo, man jis, per perspaustas biškį buvo. Bet man taip laiku aš tą filmą pamačiau, aš taip supratau, aš esu ta, kuri viskam sako ne, nes realiai taip ir buvo, nes mano gyvenimas, absoliučiai pilkas. Ta prasme, ištisai depresyvios nuotaikos buvo. Man gal per metus porą mėnesių lengvesnių, o tada visada, depresija. Ne ta klinikinė nediagnozuota, bet, depresyvios nuotaikos ištisai. Ir aš tada galvoju, gerai, reikia kažkaip tai daugiau taip turbūt sakyti. Ir aš pradėjau tą daryti, nes daugiau nes nei kursų tuo metu buvo, nei žinojau, ta prasme, jokių absoliučiai pavyzdžių. Visiškai iš ko, iš filmo mokiausi. Ir tada, žinai, kaip perskaičiau kažkokį straipsnį, net ne Facebook'e, gal net Facebook'o tada dar nebuvo, o gal jau ir buvo bendriau Facebook'as. Žodžiu, perskaičiau kažkokį tai straipsnį ir nuėjau į komentarus paskaityti. Sveikatingumo kažkokius žoleles ar kažką tai ten tipo tokio. Ir skaitau, žinai, vyras rašo, aš ten pasigydžiau nuo onkologinių ligų, ten su kažkuo tai, žodžiu, norite sužinoti, parašykite man, ar ten paskambinkite. O ašgi sakau, taip, man pasakė, norite sužinoti, tai taip. Ir aš tada tam vyrui, ar paskambinau, turbūt, nes telefoną buvo parašęs. Aš tada paskambinau, jisai sako, o gal parašiau, nesvarbu detalės. Ir sako, čia nais, reikia, čia mokiniai, čia pas mane namuose susitinkame. O man, žinai, 15 metų jaunesniai negu dabar, bet net ir dabar, žinai, pas kažkokį tai internete komentarę perskaitytą vyrą į namus eiti su jo mokiniais. Nesuprantu, ką jie ten daro. Ta prasme, aš nesupratau, ką jie ten daro ir kodėl jie susitikinėja ir kas ten vyksta, iš viso nesupratau, kažką veikia. Bet jisai vis kartoja Virginijus Mockus. Jūs žinote ten tą Virginijų Mockų, ne? Jau Virginijus Mockus pakėlė kainas, o aš čia dar nekelsiu. Ir galvoju, gerai, atsisveikinau su juo, galvoju, gerai, reikia paguglinti, kas tas Virginijus Mockus. Ir taip aš pas Virginijų Mockų ten gal už kelių savaičių nuėjau į pirmą reiki pakopą, antrą reiki pakopą, trečią pakopą ir galiausiai tapau reiki mokytoja. Ir apie tą bioenergetiką. Bioenergetika tai yra tiesiog gyvybės energija, gyva energija. Tai yra ta energija, kuri daro mus gyvais. Ir reiki tai yra vienas iš metodų, kuris moko, kaip gyventi, kaip atkurti tą harmoningą energijos tekėjimą ir kaip tai daryti saugiai ir kaip finale, man tai labai patinka, iš tikrųjų, šiuo metu, aš daug ko ten tikrai domėjausi ir Theta Healingą, domėjausi ir dariau. Pas mane nėra tokio, kad teoriškai pasidomiu. Aš dariau, žodžiu, ir dvasingumo keliu ėjau, ir vaišnavų filosofiją, ir turiu dvasinį vardą, Arčana Siddhi Devidasi. Dabar aš daug kur labai įsigilinusi buvau, bet dabar, kai vėl prasisuko tokie, grįžulo ratai, ten 10 metų ar kiek, žodžiu, prasisuko, ir kai aš vėl grįžau reiki ir dabar su nauju kažkaip tai, aš labai norėjau pamatyti, tai kaip tas Mikao Usui pradininkas reiki, kaip jisai viską, kokia jo mintis buvo. Ir kai pradėjau gauti medžiagą ir mokytis, tai man, wow! Žodžiu, dabar aš esu reiki fanatikė ir čia dabar sakysiu, visi žinokit, jūs visi jūs turite eiti mokytis reiki, nes čia yra pats geriausias dalykas. Aš, juokauju, šiaip nejuokauju, aš rimtai taip galvoju, bet aš nesitikiu, kad jūs manim patikėsite. Tai gerai, sujung tada, sujung man tos du dalykus, bioenergetika ir reiki. Tai reiki ir bioenergetika yra vienas ir tas pats, tai skirtingas pavadinimas. Yra bet bioenergetika tai yra tiesiog energija, gyva energija, ne? Ir kiek žmonių atrado, kad jinai egzistuoja, suvokia, kad egzistuoja energija dar. Be to, kad kraujas teka, limfa teka, ten žarnos gurgia, dar yra kažkas, tai ko negali pačiupinėti, bet tikrai kažkas tai yra. Yra žmonės, kurie yra jautresni ir gali matyti, ar jausti, ar pajausti, ar nujausti, ne? Ir tokių žmonių yra tikrai labai daug.
Tai tai tie žmonės, kurie nujaučia kažką, kad yra daugiau negu vien žarnos kraujagyslės, ar ne, tai jie atrado, tai yra dar ir gyvybę suteikianti energija. Ir kai toj energijoje yra kažkokia disharmonija, tai tada ir kūne, ir gyvenime, santykiuose, finansuose irgi yra disharmonija. Tai dabar kiek žmonių atrado šitą nesuvokimą, dašiuvo, kiek žmonių dašiuvo šitas, tai tiek žmonių pagal save ir kūrė būdus, kaip kurti harmoniją ten, kur yra disharmonija. Tai bioenergetika tai yra, tiesiog vieni žmonės, bet net toj bioenergetikoje yra belenkiek visokiausių būdų. Man artimiausias, aš ten šiek tiek mokiausi ir bioenergetikos tokios kaipo tokios, bet matai, bioenergetikoje yra naudojama labai daug vizualizacijos, naudojama daug savos energijos. Daug. Arba tada reikia pasikrauti, arba tada pasekmes, tada gali kabutėse užsikrėsti, arba užkrėsti, arba dar kažką. Žodžiu, labai daug yra pasekmių. Galimų visokių. O reiki metodas, nes tai yra metodas, tai nėra atskira kažkokia energija, kurios nėra. Jinai ir manyje, ir tavėje, ir visose yra. Bet tai yra metodas, kaip naudoti šitą energiją, kaip atkurti atgal harmoniją. Ir šitas metodas pagal mane yra pats saugiausias. Tai aš dabar tas bioenergetinės, ne dabar, tai tiesiog darau bioenergetinės konsultacijas, aš darau būtent su reiki. Naudojasi reiki metodais, kad būtų absoliučiai saugu, kad niekas nevyktų prieš valią. Ir netgi realiai aš visada jaučiu, kai, vėl ta pati, kur čia ką tik baigiau konsultaciją, ir jaučiu, kad jinai manęs neįsileidžia. Ir aš tada neinu per prievartą, nes neįsileidžia. Tada sakau, klausyk, kas čia dabar vyksta, tai tu man leisi ką nors daryti ar ne? Tai gerai leisiu. Aš tada jaučiu, kad pasikeitė. Tai nežinau, ar aiškiai mintį pasakiau, kad bioenergetika tai yra tiesiog gyvybinė energija ir būdų, kaip su ta energija dirbti, yra labai daug. Mano būdas, kurį aš praktikuoju, kaip dirbti su bioenergetika, yra reiki metodas, reiki sistema. Gerai, tai dabar Asta, atsakyk man, ne? Pas tave yra jau kažkokia klientūra susiformavusi, jau ten žinau, kad eilės pas tave patekti ir dabar vis tiek tu jau matai kažkokią bendrą statistiką. Tai, pavyzdžiui, mūsų žiūrovai žiūri į tave ir klauso, tai ar man reikia pas Astą, ar nereikia, dabar kas yra tavo klientūra? Ką žinau, reikia. Reikia, jeigu sutinki laukti, aišku, nes yra žmonių, kurie nenori laukti. Tu rytoj negali priimti, tai ačiū, ne, tada ne, ačiū, nereikia, ne taip reikia. Tai pas mane gali eiti, kaip čia pasakyti, aišku, pas mane ateina žmonės dažniausiai, tie, kurie turi tikrai problemų, turizmų užsiemantis, jie neturi kantrybės, tokie, žinai, kur mėgsta tiesiog, pasicekavinti. Tai tie, kurie mėgsta pasicekavinti, jie dažniausiai tikrai neturi kantrybės laukti ten 1,5 mėnesio, kad pasicekavinti. Tai ir jo labiau, kad aš nemanau, kad aš labai, pigi. Tai, kaip cekavumui, aišku, kiekvienas sprendžia, kaip pinigus leisti, bet nemanau, žodžiu, kad tokie smalsuoliai tiesiog eina. Tai dažniausiai eina žmonės, kurie labai iš tikrųjų dažnai žmonės eina tie, kurie niekur praradę, vos ne paskutinė viltis. Jeigu ne tu, tai tada viskas, man chana, kaip man viskas. Tai tie, kurie turi labai žiaurias vaikystės patirtis tokia, žodžiu, bet įvairūs, ta prasme, nebūtinai jau ten tokios visiškai žlugdančios kažkokios traumos, ar ten siaubingos ligos, ar dar kažkas. Tai tiesiog, jeigu aš rezonuoju, nes čia turbūt yra pats svarbiausias dalykas, jeigu tu galvoji, ne tu, Rūta, ar tiesiog kas nors, jeigu galvoja, kad nupirksiu ten kam nors savo sūnui, arba sūnaus žmonai nupirksiu, arba ten dar kažkam nupirksiu konsultaciją pas Astą, tai ne. Nes tam, kad kokybiškas būtų mūsų darbas, nes aš bendradarbiauju su žmogum. Tai nėra tai, kad tu ateini pas mane ir aš už tave viską padarau. Mes dirbame kartu. Tai jeigu aš nerezonuoju ir netinku, tai ir nebus rezultato jokio iš vis. Tai pas mane gali eiti visi, kuriems aš esu faina, kurie manim tiki ir kuriems aš tinku. O tiem, kuriems aš netinku, tai jiems tiesiog nesuveiks, kad ir ką aš galiu padaryti. Gerai, vis tiek aš apibrėšiu, kaip tu gali padėti, nes
Esmė yra tame, jeigu žmogus yra užstrigęs gyvenime, kaip ir sveikas, o gal jau ir turi kažkokių diagnozių ir supranta, kad užstrigo žmogus, tiesiog kažkodėl ta energetika niekur neateina, neišeina ir nežino, kas yra, kaip ir neturi kur kreiptis, tai aš spėju, kad čia yra pirmas klientas pas tave. Jo. Gerai, koks dar variantas? Pavyzdžiui, žmogus, kuris jaučiasi, kad nusiurbė į kažkas. Koks nors nuostabus sutuoktinis arba kolega, arba ten kažkokia Anyta Ruošvienė. Ir tarsi jaučiasi žmogus, kad pabendravo ir viskas, ir dingo iš po kojų pagrindas. Irgi pas tave. Gerai. Va tame reikia, supranti, dėl to ir sunku labai apibendrinti, kas gali eiti pas mane, nes iš tikrųjų gali visi eiti. Tikrai nėra tokio, nėra limito. Vaikų nebent aš gal nepriimu, nes nežinau, kaip su tais vaikais. Aš neturiu vaikų ir aš nežinau, kaip su vaikais bendrauti. Vaikai turėtų tavęs bijoti. Kaip sakei? Neišgirdau. Sakiau, kad vaikai turėtų tavęs bijoti, jeigu tu esi ragana. Taip. Manau, kad jie ir bijo. Tai žodžiu, gerai. Tai supratau. Jeigu žmogus viską išbandė, toliau neturi gyvybiškos energijos, nežino, ką su gyvenimu daryti, jaučia, kad kažkas jam trukdo, bet nežino kas, ir jis tada eina pas Astą į va šitą puslapį, kuris puikiai marketingiškai sukurtas, tvarkingas, yra visos nuorodos, kaip galima užsiregistruoti, padaryti pavedimus, kokiuose socialinėse, tiesiog aš žinok žavėjausi, nes vis tiek yra stereotipas žmonių, kurie dirba su energetiniais dalykais, kad jie tokie išsiblaškė, ten su finansais nesusireguliuoja, kad ten laikas gali kisti, tai žinokit, pas Astą kaip kokiam, nežinau, poliklinikoje iš Šveicarijoje, turbūt va šitaip. Viskas sustyguota, nori patekti, užsirašot, paliekat avansą, grinai tuo laiku bus ne minutės anksčiau, nei minutės vėliau. Žodžiu, iš šitos pusės tavo ta karjera prieš praeitam gyvenime čia nuostabiai prisidėjo ir išsipildė. Tai va, gerai, supratau. Tai žodžiu gerai. Žmonės kreipiam pas tave, kurie nebežino, ką daryti. Užstrigo, nėra energijos gyventi, nežinau, ką daryti. Taip, vaikų nevedam. Jo, arba verslas stringa, pavyzdžiui. Verslas stringa, į minusą eini, su pinigais nesusitvarkai niekaip. Ten, santykiai nesiklosto. Nes aš kiek suprantu, Asta, tu ne tik tai, kad sutvarkai tą bioenergetinį lauką, pavyzdžiui, kai mes su Algiu, jis tai ten daug nepasakodavo. Su tavim konsultacija yra labiau panaši kaip į psichoterapeuto tokią pokalbį. Taip, nes aš esu sukūrusi, ieškodama savo problemų sprendimą, aš esu sukūrusi sistemą, kuri padeda pakeisti neuronų jungtis, turbūt perprogramuoti galvoje. Aš tą sukūriau sistemą, pavadinusi esu pamiršau pavadinimą, gyvenimo autorystės metodu, gyvenimo autorystės metodu. Ir jo dabar mokau asmeninės mentorystės programoje. Per 3 mėnesius išmokau tų pagrindinių būdų. Ir ten yra esmė tokia, kad, labai aiškiai, bet kodėl pas mane puslapis tvarkingas? Aš čia gal labai ekspresyviai dabar kalbu, bet iš tikrųjų aš esu labai sistematiška tokia. Ir visas tas, ką aš darau, aš matau sistemą, žinai, aš mėgstu kurti, moku sukurti tą sistemą. Tai iš tų atskirų fragmentų visokių aš sudėliojau sistemą, kuri padeda ją praktikuojančiam žmogui pamatyti ir labai kokybiškai, įsivertinti, kas darosi galvoje ir pakeisti tai. Ir tai nėra kalba apie pozityvą, negatyvą, kad dabar čia, jeigu tu galvoji negatyviai, tai dabar pradėk galvoti pozityviai ir tavo gyvenimas bus pozityvus. Visai kitų principų tai veikia. Tai tokį išlaisvina matymą ir netgi išlaisvina iš tokio dualumo, tipo juoda, balta, gera, bloga, tobula, netobula. Tada tu, realiai, labai stipriai prasiplečia matymas ir emocinis spektras. Ir tada tu nebebijai pykti, arba ten, nežinau, būti dramatiška, teatrališkai, nebebijai būti savimi, nes tu turi pusiausvyrą. Išmoksti, kaip tą kurti pusiausvyrą, kaip būti savimi ir jaustis gerai tame. Tai va. Tai dėl to aš taikau tose visose savo konsultacijose
gal ne visose, nes yra pora konsultacijų, pavyzdžiui, reiki seansai, jeigu daryčiau, tai aš tikrai nekalbėčiau nieko nepasakočiau. Turiu omeny, kad jeigu aš dėčiau rankas, ateitum pas mane fiziškai su savo kūnu ir atsigultum ir aš dėčiau rankas, aš tylėčiau. Va, čia vienintelis būdas, jeigu nori, kad aš tylėčiau ir nekalbėtume, tai va šitas. Bet kitais atvejais, tai man atrodo, yra svarbu tam, kad žmogus paskui vėl negrįžtų pas mane, nors aš visada laukiu jūsų, taip sakant, grįžtančių, bet aš tai noriu, kad, taip sakant, aš noriu progreso, aš noriu, kad žmogus, nebegrįžtų prie šito klausimo. Ir dėl to mes kalbame ir tas mūsų pokalbis, tai mano tikslas, kad žmogus atrastų priežastį, dėl ko pas jį atsirado tas blokas. Ir išspręstų tą priežastį, kad, ta prasme, ne aš už tave viską padariau, aš visada noriu įgalinti, grąžinti galią atgal žmogui, kad jisai jaustųsi galingas, o ne vargšelis ir priklausomas ir ten, va. Gerai, tai va, tai dėl to aš visada kalbu. Taip. Pusvalandis praėjo, visas laidas užbaigiam su kažkokią žinutę žiūrovui. Tai vat nuo Astos Ivaškevičiūtės, visiems, kurie tave matys per mūsų grupiai ar YouTube kanale, 2026 prasidėjo, tark žodį. Jo, pats svarbiausias dalykas yra ne gynybinės sistemos, ne apsauginės sistemos. Kuo jūs labiau saugojatės, kuo jūs labiau statote sienas, tuo jūs labiau blokuojate save nuo pasaulio visų resursų. Tai mano palinkėjimas yra atsidaryti. Reikia saugoti tik tai fizinį kūną, fizinį, viskas, fizinį, turtą, savo mašiną užrakinti, duris galbūt užsirakinti, bet emociškai ir energetiškai, kuo tu esi atviresnis ir pralaidesnis ir kuo tu labiau atsipalaidavęs esi, tuo daugiau gėrio pas tave ateina, o tas blogis neužsilieka. Tai ačiū labai ir dabar prašau neišeiti į studijos, mes dar šnekelsim, atsisveikinsiu aš su žiūrovais. Ačiū labai tau, Asta. Ir noriu pasakyti, kad galiu tik pasidalinti savo patirtim. Aš išbandžiau konsultaciją ir buvo toksai efektas, kad vakare dariau konsultaciją, iki 3 nakties negalėjau užmigti, nes turėjau tiek energijos, kad nežinojau, kur ją dėti. Tai aš tikrai rekomenduoju, kas jaučiatės gyvenimo apkramtyti, truputėlį tą energiją kažkur nutekėjus ar užsistabdžius, pasidomėkite iš tikrųjų, kas yra bioenergetika, kaip iš tikrųjų esame visapusiškos asmenybės, kaip ir sakė, ne tik tai kūnas, bet dar yra ir kiti dalykai. Ir visiems noriu palinkėti gražaus vakaro ir sudėjau iki kito trečiadienio.